kaip mes sugebam padėti kiekvienam. Taigi automobilis atvažiavo su kėbulo defektais, tai yra tokie, kaip ant kėbulo buvo įlenkimai, nusipoliruoti visą kėbulą, išvalyti užterštą saloną, bei padengti visą kėbulą keramikinę apsauginę dangą prieš žiemą. Taigi, susidurim su tokia problema, kaip ir įlenkimas ant durų. Parodyk, prašau, Evelina. Įlenkimas visiškai menkas, kaip ir nedidelis, bet tačiau problema yra kame? Problema yra tame, kad prieit prie to įlenkimo ir jį pasidaryti nėra galimybės. Iš išorės jis nepasidaro su karštais klijais, o iš vidaus neįmanoma įkišti įrankio, nes ten yra durų stiprintuvas, kuris trukdo. Tai ką reiškia? Yra stiprintuvas ir prie stiprintuvo priklijuota išorinė skarda su tam specialiais klijais. Stiprintuvas labai yra didelis, platus ir ką mes darom? Nėra kito kelio, kaip ardyti duris, išiminėti, dėti ant stalo, pjauti stiprintuvo klijus ir bandyti lyginti tarp stiprintuvo ir skardos įkišus įrankį įlenkimą. Tai ir padarysim tai. Šiuo atveju vyksta ardymo darbai ir toj neužilgo iškelinėsim duris iš automobilio. Aš nelabai turėjau lūkesčio, jis buvo visas toks pabraižytas, buvo įlenkimų ir morališkai pasenęs. Aš taip svaršiau, gal reikia keisti automobilį, bet galvoju atšviežinsiu. Nu ir jis kaip naujas dabar. Mūsų kompanija džiaugiasi, kad dar kartą, dar vienas klientas yra patenkintas. Tikrai, atrodo, aš nebuvau daręs poliravimo prieš tai man labai va tas efektas, kad netrodo kai nauja. Aš jau esu susimotyvavęs plauti tinkamai, tikiuosi pavyks, bet jinai atrodo kai nauja. Realiai tas blizgesys turbūt yra kažkas nuostabaus. Tai va, tik yra viena bėda, aš dažniausiai darbe vedu kaime kokius mokymus, tai atvažiuosiu į kaimo biblioteką, dabar suniaukta Tesla. Kreivai žiūrėsi mane, sakys. Gangsteris atvyko. Gangsteris atvažiuoja, jo. Rezultatas kalba pats iš save. Jo, viskas, labai daug darbų buvo. Gerai, ačiū.